Ar tau kada nors teko abejoti savimi ne todėl, kad kažką tikrai pamiršai, o todėl, kad kažkas tvirtino taip įtikinamai, kad galiausiai pradėjai tikėti juo, bet ne savimi. Jei taip vadinasi, žinai, koks yra tas gaslightingo jausmas. Aš žadėjau apie tai pakalbėti dar kartą ir sudėlioti svarbiausius akcentus, kad gautumėte daugiausiai iš šio video naudos. Pasistengsiu ne vien psichologinius terminus, bet paprastai, gyvai, šiandieniškai, galbūt su pavojingai tikroviškais pavyzdžiais. O jeigu jų jums pritruks, jūs galite visada parašyti apačioje ir mes pasidalinsime dar papildomą informaciją. Gaslightingas tai ne tik santykių reguliavimo taktika, tai kolektyvinės realybės perrašymo mechanizmas. Jis veikia ir poroje, ir šeimoje, bet lygiai taip pat ir versle, ir politikoje, ir kiti, žiniasklaida, ir visi, kurie formuoja tavo realybę. Ir net pasaulinės psichozės sistemose, tokiuose kaip karas ar net sveikatos apsauga, ką turiu galvoje, visi tikriausiai puikiai suprantate. Ir gaslightingas tai psichologinis karas nematomoje zonoje. Jo esmė ne tik riksmas ar prievarta, ar tiesioginis akivaizdus įtikinėjimas, o tai veikimas taip, kad pradėtum abejoti tuo, ką pats jauti, matai ar atsimeni. Iš išorės viskas atrodo tvarkinga, bet viduje tavo kompasas pradeda staiga gesti. Ir tada kitas koreguoja ar keičia tavo pasaulio suvokimą ir gali veikti tavo net elgesio kryptį, tavo veiksmus. Tikrai buvai situacijoje, kur jautei kažkas ne taip, bet paaiškinti savo niekaip negalėjai. Tarsi tu viską darai teisingai, kalbėjai ramiai, bandai suprasti, ieškai kontakto, sprendimo, o galiausiai išėjęs iš pokalbio jauti gėdą, jauti kaltę, nors intuicija sako, prie ko čia aš. Juk ne taip buvo. Tai ne aš padariau blogai, tai kitaip viskas įvyko. Ir vis vien tada ėmė abejoti savimi. Ėmė nepasitikėti savo mintimis, žodžiais, tuo, ką supranti, ar net pradedi abejoti savo jausmais. Atsiranda savigrauža, kaltini save, pats jauti emociškai nestabilus, kvailas, pasimetęs, krenta savivertė, kyla vis daugiau minčių. Gal tikrai problema ne manyje, gal tikrai ne taip įsivaizduoju, gal aš iš tikrųjų perdedu, nesusigaudau. Tai ir yra gaslightingas. Tai yra tas rezultatas, kurį pasiekė gaslighteris. Leistai sistemingai tavo realybės devalvacija, tavo savęs jausmo išmontavimas. Ši manipuliacija galinga ir tai gali nutikti bet kuriam iš mūsų. Ne tam, kuris skaito knygas apie psichologiją, ne tam, kuris mokosi, galvoja, kad jis kitus valdo ar viską supranta. Net tau, kuris galvoja, mane taip pat nepaveiks ar aplenks. Neaplenks, nes gaslightingas užslėptas, klastingas ir, kaip aš jau ir minėjau, visiškai nepastebimas. Jis neateina kaip konkurencija ar priešiškumas. Jis ateina per meilę, per rūpestį, per tariamą pasiaukojimą. Tik dėl tavęs aš tai darau. Tai žodžiai, kuriais žmogus paremia visą tą savo gaslightingą. Ir kai tu tai pagauni, dažnai jau būni įklimpęs ir būna per vėlu. Jau kažką myli, jau tikiesi, kad pasikeis, jau gėdiniesi, kad leidai su savim taip elgtis. Jei paimtume globalesnius įvykius, tai pasijauti kvailai, kai supranti, kad net tais patikėjai, kad pasiskiepinai ir dar ne vieną kartą ir sumokėjai už tai, ko nepirkai, ar pasirašai ant to, ko nenorėjai. O dabar jautiesi lengvai pasimetęs, ar net išdurtas ir kvailas. Todėl šiandien ir noriu tau papasakoti apie 5 klasikinius gaslightingo būdus, taktikas. Ir ne kad išmoktum, o kad atpažintum, kai jos vyksta prieš tave, kai jos vyksta tavo šeimoje, tavo santykiuose, tavo darbe. Ir aišku suprasti, kad jas naudoja taip ir politikai, žiniasklaida ir visi kiti, kurie formuoja tavo realybę. Tik galbūt iš kito kampo. Sužinok tai, kad galėtum sustoti, atsitiesti ir pasakyti, aš pripažįstu
teisę turėti savo nuomonę ir net tada, kai ji gali atrodyti kitiems klaidinga. Aš turiu savo tiesą. Taigi, pirmas būdas - izoliacija. Tie žmonės nepatikinimi, jiems tu nerūpi, tik aš tave suprantu, jie tau tik streso pridaro, jie pavydi tau laimės. Toks ir panašus tekstas - būdas tave atitraukti nuo tavo bendraminčių ir draugų. Ir jei tai vyksta, tai pirmas požymis - nepastebimai esi veikiamas, po truputį prarandi ryšį su aplinka. Ir ne todėl, kad taip nusprendėjai, o todėl, kad tave nuosekliai įtikinėja. Ir dažniausiai tas žmogus, kuris yra artimas ir tu jo pasitikė, gal net jį gerbi. Jo tikslas - pritraukti prie tavęs savo draugus, paversti juos tavo ratu, o po to turėti palaikymą, kai tu bandysi paprieštarauti ar išsakyti savo supratimą. Dauguma juk daro didelį įtaką tiesos suvokimui. Tai išnaudojama, kaip tu žinai, ne tik santykiuose, tai veikiama visumoje ir visuomenėje. Ir viskas baigėsi tavo rate tuo, kad tu sėdi tyliai virtuvėje su žmogumi, kuris kontroliuoja ne tik tavo mintis, bet ir tai, ką gali arba negali tau pasakyti kiti. Laikui einant palengva atitolsti nuo savęs. Tu vieną dieną pastebi, kad nebeturi kam parašyti, su kuo pasitarti ir visi buvę artimi žmonės jau nebe tie. Ir vienintelis teisingas žmogus tavo gyvenimą lieka tik jis, arba ji. Antra taktika - projekcija. Tu čia mane kontroliuoji, kai iš tikrųjų kontrolę vykdo jis. Gazlaiteris puikus perkelėjas į kitus. Jis kaltina tave tuo, ką pats iš tikrųjų daro. Tu per daug pavydi, nors pats ką tik peržiūrėjau tavo žinutes. Tu kažkokia agresyvi, nors ką tik išliejau savo pagiežingą kritiką. Tu išprotėjusi, jie galvoja, kad aš tai pasakiau, nors pats sakė. Prie liudininkų. Ir tu bandai įrodinėti, kad nesi tokia. Prieini prie kraštutinumų. Rašai savo žinutes, cituoji, bandai atsiminti tiksliai, kas ir kaip buvo, o jis tuo metu jau laimėjo, nes jau esi ten, kur jam reikia, ir tu esi apimta abejoniai savimi. Ir trečias būdas - tai kontroliai per rūpestį. Kam tau tie lyniniai šokiai? Geriau pabūk su manimi. Tu man rūpi, aš tik noriu, kad pailsėtum. Kam tau tie kursai, jokie ten nedraugai tuose kursuose. Skamba kaip rūpestis, meilė, bet tai iš tikrųjų kontroliai. Tu sakai, noriu vakarę pabėgioti, o tugi pavargsti, o jeigu lietus, o tu bėgioji, tai nebėgioji, geriau veikiam ką nors kito. Tu sakai, noriu grįžti į jogą, kai tai darai anksčiau, sveikesnė nuo to netapai. Geriau kartu su manim pažiūrėkim filmą. Ir po metų tu nebežinai, ko nori, nes norėti jau tapo rizika. Nes viskas, kas tavo, buvo pervardyta į kvailą, pavojingą arba ne tau. Ketvirta taktika - realybės perrašymas. Tai ne tai buvo, tu viską supainiojai. Gazlaiteris profesionalus montuotojas, tik ne video, o tavo atminties. Jis peršo tavo realybę. Tu pirma pradėjai rėkti, aš tau taip niekada nesakiau. Tai tu mane išprovokavai. Visą tai pastebi, sako, mato ir tuo pačiu metu slapta juokiasi. Ir štai tu jau tikrinėsi save, tikrini savo atsiminimą, žinutes, peržiūrai nuotraukas, netgi klausinėjai kitų, ar irgi taip viską prisimena. O gal iš tikrųjų tu ne taip viską atsimeni, gal kažkas kitaip buvo, gal iš tikrųjų kažkada galėjai panašiai pasakyti, o gal tikrai aš esu problema. Štai kaip prarandamas ryšys su savimi. Ir tada jau vis labiau ir labiau auga pasimetimas. Ir penkta taktika - skausmingas intymumas. Sakyk, ko bijai, o paskui tau tai primins, tai pritaikys ir tada, kai bus skaudžiausia. Kai pasakai apie savo skausmą, tikiesi artumu, tik ne su gazlaiteriu. Tu jam sakai, aš visą gyvenimą jaučiuosi nemylima, o jis po mėnesio tau ir nieko keisto, kodėl kažkas tave turėtų mylėti.
Ko kabinėsi, pagalvok, kodėl niekas su tavim nebendrauja ir niekas tavęs nemyli. Tu sakai, bijau būti palikta, o jis tave baudžia tylėjimu ir tyčia kuria sąlygas, kad atsirastum kuriam tai laikui viena ir kentėtum. Tu sakai, man sunku kontroliuoti svorį, o jis lyg tarp kitko vėl svečiai ir vėl prisirysi, arba daraisi visai meškiukas ir tai sako tada, kai girdi draugai ar tėvai, kad būtent pasijustum tarsi nuoga, išduota, silpna ir sugėdinta. Išvada. Gaslightingas tai ne emocinis niuansas, tai manipuliacija su šypsena, tai smurtas, tai tikslingas sisteminis būdas išprogramuoti, išimti žmogų iš jo pačio gyvenimo. Ir tai neišspręs tavo kantrybė, susitaikymas iš meilės, tai nėra kažkur santykių fazėje, tai nėra pateisinimas, kad jis tiesiog pavargo darbe, ar jai tiesiog skauda galvą. Tai struktūrinė santykių dinamika, kurios tikslas priversti tave abejoti savimi ir per tai valdyti tavo gyvenimą. Tai gali privesti žmogų iki pačių baisiausių pasiekmių, psichologinių gilių problemų ar net vienos ar kitos tragedijos šeimoje. Jei bent viena iš šių minčių tau surezonavo, nesmerk savęs už tai, bet ir aišku, nesitaikstyk. Nes tai, kas prasideda kaip švelnus, aš tik viską dėl tavęs, baigėsi tuo, kad tu nežinai, kas esi. Ką daryti? Jei susirūpinai, pirmiausiai įsisąmonink, esi ne vienas, arba ne viena. Pasitikrink tarp pamirštų savo žmonių. Ten yra ir tie, kurie atsimena tave, kuriems tu įdomus ir rūpi. Kurk savo žmonių ratą, nes tikrai kažkur yra bendraminčių, kurie domisi tuo pačiu ar galvoja panašiai kaip tu. Kuo daugiau valdyk savo laiką, bei tas gyvenimo vietas ir sferas, kurios priklauso tau. Šok, dainuok, piešk, sportuok, veik tai, kas tau patinka. Rask tam laiko ir atsimink, tu turi teisę į savo nuomonę, kad ir subjektyvę ir ne visada tikslę. Tu turi teisę į savo tiesą. Jei reikia iš tikrųjų dar stipresnio žvilgsnio į save, susitinkam gyvai arba online. Visą informaciją, kaip mane pasiekti, rasite po šio video. Būtinai užduokite klausimų, komentuokite. Iki pasimatymų.